Namaste, sveiki visiems. Per Pandavą Ekadašį turėjau tokį pamąstymą, įžvalgą, kurią noriu pasidalinti ir į kurią subėga daug kitų pamąstymų, įžvalgų, kurias apturėjau per šį gyvenimą ir kuriomis taip pat dalinosi saniasiai. Per Pandavą Ekadašį sėdėjau, pasninkavau sausai, dar bandžiau vis tą sausą pasninką, bet vėl naktį nemiegojau, tai jau teks su vandeniu, vis tiek vibracija atsiranda kūne. Bet sėdėjau, kartojau ir tokia atėjo giluminė, realizacija, kas ima ir kartoja, kas laikosi tuo Ekadašiu, kai aplinkui tiek daug pasitenkinimo, galimybių ir kitų dalykų, kuriuos galima nuveikti. Kas užsiims tojais kartojimais, kas pasninkais visokiais, kas bandys nirti į meditaciją, tik tie, kurie atsiragavo žmogiškų santykių. Atsiragavo. Kuriem reikia kažko tai jau skanesnio, labiau užpildančią sielą, kurie galbūt ir pavargo jau, išsėmė tos limitus žmogiškų santykių arba pavargo nuo žmogiškų santykių. Nes kai pasižiūri, iš tikrųjų tas gyvenimas žemėje yra labai labai ribotas. Kame? Mes galim bendrauti tik su savo gyvybės forma, tai yra su žmonėm. Su gyvūnais yra bendravimas labai apribotas ir dažnai mes nesuprantam jų kalbos ir negalim vienam lygiai bendrauti. Su labiau pažengusiais mes galim bendrauti tik žmogaus formoje, tai yra su kitais žmonėm. Bet mes nebendraujam su pusdieviais, su upadevom, tai yra žemesnės kategorijos pusdieviais. Mes jų negirdim, su kuriais galėtum augti. Pavyzdžiui, su angelais. Neateina angelai ir nesėdi ant lovos ir nesišneka. Gal labai pas retą kurį. Bet ir tai labai retas, kuris supranta jų kalbą ir sugeba sukontaktuoti. Mes esame apriboti, mes esame labai labai izoliuoti šitoj visatai. Ir kad ir kiek būtų daug dainų sukurta apie freedom, laisvė, papūgom vos ne laisvė, mes tik šaukiam ir šaukiam apie tą laisvę, šaukiam ir šaukiam. Žodžio laisvė ten, šalies laisvė, teisės visokias, lyčių teisės ir taip toliau, šaukiam ir šaukiam. Bet realiai, net jeigu ir mes gautume visą žodžio laisvę ir šalyje laisvę būti save reikšti ir lyčių laisvės ir teisės ir viską gautum, tu vis tiek būtum labai labai ribotas. Vis tiek gyventum toj skardiniai Coca-Colos skarbonkiai ir tu vis tiek nebūtum laisvas, tikra ta žodžio prasme, nes yra apribojimai uždėti sąmoniai. Ir yra labai sunku išeiti į kitą dimensiją, kontaktuoti su kitos dimensijos būtybėm. Nes sunku dėl to, kad yra labai prisirišimas prie kūno stiprus. Ir po kiekvieno Ekadašio, jeigu ypatingai išvis nevalgai, tai sekančią dieną valgai kaip nektarą. Šiandien irgi turėjau tokią realizaciją, kad valgiau sumuštinį duonos, nes tiesiog tiek vibravo kūnas naktį, ir netgi dar ryte vibravo, net iki dabar vibruoja, bet jau nedaug. Tai tiek vibravo, jau mantrų negalėjau normaliai kartoti, tai jau vidury mantrų stabdžiau mantras, susitepiau 2 sumuštinius su seitano dešra ir suvalgiau. Bet valgiau taip, tas skonis buvo, kad kažkoks tai nektaras, balzamas.
Ir aš supratau, kiek yra sąmonė prisirišusi prie maisto. Jeigu vieną parą tu negeri ir nevalgai, tai čia kūnui yra kažkas tokio, kažkas tokio. Ir jeigu tu jam duodi maistą po vienos paros, tai yra tik viena para iš tavo viso gyvenimo, tik viena parelė. Tas kūnas geria tą sumuštinį kaip kažkokį tai ambroziją, kaip kažkokį nektarą. Ir turėjau tokią realizaciją, žinai, ir aš galvoju, tu esi vis tiek dar nelaisvėj, tu esi labai pribotas ir tu randiesi kūno dimensijai, tu matai kūno akimis, tu užčiapi tai, ką kūnas užčiapia, tu girdi tai, ką kūnas girdi. Jeigu tu nori išeiti ir bendrauti su aukštesnėm gyvybės formom, kurios neturi šito kūno, jos neturi, tai tu turi labai gerai, turi stipriai atsitapatinti nuo šito kūno, pradėti jau savo subtilų kūną ir tada su subtilaus kūno rega, užsimerkus, neveikiant, nedirbant šitai regai, bet su subtilaus kūno rega žvelgt, su subtilaus kūno klausa klausyt. Kažkuris iš graikų filosofų pasakęs, žinai, yra, kad visata skamba. Tesla netgi skaičiau, kad pasakęs yra, kad visata yra garsas, yra muzika visatai skamba. Jie girdėjo, Tesla buvo labai pažengus asmenybė, jisai laikės visą gyvenimą celibato, nekūrė šeimos ir visą tą seksualinę energiją naudojo mąstymui, meditacijai ir sakydavo, jeigu aš kažko neišsprendžiu dieną, aš išsprendžiu naktį. Įsivaizduokit, kokio lygio koncentracija, kad tas mąstymas pereina naktį, matomai vizijos, kažkokie sapnai, kaip Mendelejevui lentelė susisapnuoja, žinai, tai kosmosas ten pusdieviai duodavo jam tą informaciją. Sava kalba, sapnų kalba ir vizijų kalba. Tai per tą Kadešio patyrimą, žinai, vėl supranti, kad esi labai prie to kūno prisirišęs, nesi laisvas ir esi labai ribotas. Ir vis tiek pagrindė žemėje tu bendrauji su savo gyvybės forma, su žmonėm. O su žmonėm bendravimas yra labai labai limituotas ir labai labai ribotas. Nes žmonės šio jugoj, kali jugoj, jie nėra apsivalę. Yra labai daug pykčio, geismo, pavydo, godumo, baimių. Ir šitas derinys, šitų savybių, jisai apsunkina bendravimą ir netgi kuo toliau, tuo šeimos santykiai jie tampa komplikuotesni, nes visi nori, kad kažką jiem tu duotum, bet mažai kas nori duoti kažką kitam. Ir jeigu yra kažkas duodama, yra labai labai visą laiką tikimasi gauti kažko atgal. Yra lengvai įsižeidžiama, yra labai geidžiama kitos lyties, nors tu esi santokoj. Yra labai stiprus godumas, norisi visi daugiau ir daugiau. O jeigu kažkas daugiau turi, yra stiprus pavydas. O jeigu tu turi kažką, yra baimė tai prarast. Visa šita kombinacija, jinai labai stipriai apriboja žmonių bendravimą ir žmonės mažai pasisėmė viens iš kito. Mažai pasisėmė. Ir tos visos kalbos ir dainos ir poezijos ir filmai ir kas tik nenori apie tą meilę yra tik dėl to, kad žmonės labai nori mylėti, bet negali. Dėl to tiek daug dainuoja apie tai, tiek daug rašo ir tiek filmų stato, kaip apie siekiamybę. Kaip sako, mes visą laiką kalbam apie tai, ko norim turėti, bet neturim. Jeigu tu tai turi, tu nekalbi. Jeigu tu turi meilę Dievui, tu nekalbi apie meilę, kad tu turi meilę Dievui. Bet kai tu jos neturi, tai tu tada nepatiri tos meilės, ypatingai žmonių pasaulį, tai tu klausai dainas, tu žiūri filmus apie meilę, tu skaitai, tu žiūri kitas poras, nes tu to nori patirti. Tai žmonės labai daug kalba apie tą meilę, net ir apie pasaulietinę meilę. Dėl to, kad jinai vis sunkiau gaunasi patirti ją. Daugumas net nesupranta, kas ta meilė iš vis yra. Aš pastebiu, kad vis daugiau psichologų pradeda šnekėti, nors ten tie, kas santykius tyrinėja, vis daugiau pradeda šnekėti apie tai, kas ta meilė yra, kad žmonės net tos meilės net žmogiškos teisingai nebesupranta.
Jau kai jaunos merginos pradeda šnekėti, kad nuo tokios sumos su manim galima draugaut ir kviesti pasimatymą, o iki tokios sumos negalima, tai įsivaizduokit, kokią sampratą pas tos žmonės yra apie meilę. Ten iš vis nėra meilės, ten yra absoliučius biznis, egoizmas. Arba kai skaitai komentarus, kad mes abu dirbam, bet gyvenam iš vyro pinigų, o moters pinigai lieka jai, nes jinai yra moteris. Ta prasme, tokius ir tai labai dažnai pasirodo, žinai, ir tu paskaitai, tu galvoji, kas čia vyksta, ta prasme, ir žmonės tai vadina santuoka, tai vadina meilę, kai realiai užsiminėja pilnu egoizmo tenkinimu, žinai, pilnas biznis, žinai. Ir žmonės jau negali net ir pinigų kartu sudėti vieną vietą, nes nemoka pasidalinti. Jeigu tai neišeina padaryti ten apie jokią, ten dar neina kalba net apie santykių gilumą, ten realiai tų santykių dar tokių gilesnių harmoningų nėra, jeigu neįmanoma finansų paskirstyt kartu. Ir kuo toliau ta meilės samprata, jinai eina žemyn ir ta meilė nuleidžiama iki visokiausių ir sutarčių pasirašinėjimų, žinai, prieš vedybas, kad jeigu išsiskirsim, tai tu gausi tą, aš gausiu tą, tai su meilė nieko jau bendro neturi, tai tiesiog yra verslo sandėris, kur abi šalis pasirašo, apsidraudžia, kad nepraras savo sukaupto kapitalo ir taip toliau. Ir kada pavargsta žmonės nuo tokių santykių, yra vienas geras pliusas, kad žmogus pavargęs nuo santykių, o tu natūraliai pavargsi nuo tų santykių, kad ir kaip gerai sutartum, net ir poros, kurios gerai sutarė, jos vis tiek žino, kad tie santykiai yra riboti ir kad tas geras sutarimas yra tol, kol yra patenkinami kitos pusės norai. Kai tik tu tų norų nepatenkini arba patenkini mažiau gerokai negu jinai nori, arba jisai nori, prasideda konfliktas. Tai apie meilę nėra kalbos, iš vis nėra kalbos. Nes meilė tai ar tave patenkina ar nepatenkinta, tu vis tiek nori duoti. Tai čia yra labai labai aukšta būsena. Mes galim kalbėti apie tarpusavio vienas kitą supratimą, susiderinimą ir pagarbą. Ir tai bus labai aukštas lygmuo. Bet čia yra kita tema. Esmė, kad kada tie santykiai, žmogus pamato ribotumą ir jeigu jisai gauna šalia patirt kažką gilesnio, jeigu gauna, jisai užsikabina, jisai gauna patirtį, kad yra santykiai, kurie turi mažiau ribotumo. Ir tai yra santykis su Dievu. Ir santykis su šventaisiais. Va ten tu kažką gauni, kažkokią energiją iš to santykio, kurios tu negauni iš savo artimiausių žmonių. Vat kažką gauni, po to skaitai, tai yra bhakti. Tai yra bhakti energija, tą meilę gauni tokią besąlyginę, be sąlygų meilė. Koks tu bebūtų, mes tave mylim. Ir ta meilė tokia stipri, kad pagriebė širdį. Ir niekas tokios negali duoti. Nei vaikai, nei tėvai, nei žmonas, nei vyrai. Niekas. Jeigu šito nors truputėlį žmogus patiria, truputėlį, viskas, jo kelias prasideda. Tada jis pradeda imti karolius į rankas, tada jisai pradeda ekadašį laikyti, sėdėti, kai visi eina į kavinukės, eina pasivaikščioti, eina pasportuoti, pabėgioti, šunis pavedžioti ar dar kažką daryti, jisai sėdi, pasninkauja. Kam dabar jam pasninkauti, kam jam tą askezę, kam jam tokį nemalonumą patirti, nes tai nėra malonu pasninkas. Kam jam sėdėti, ištiestą nugarą, medituoti ten, supranti, prakaituoti, protą bandyti valdyti. Jisai siekia tos laimės, kurios negauna žmonių pasaulyje. Ir visiškai natūralu, kad jis negaus. Nes tokia meilė ir tokia laimė tau gali sukelti tik tais
labai labai apsivaliusios asmenybės, šventieji arba viešpats. Tada tu gavęs tos laimės ir meilės, tu ją gali su savo artimaisiais dalinti. Kuom tai pasireiškia? Tai pasireiškia, kad tu iš savo artimųjų mažiau nori. Ir jeigu kažką artimieji blogai padaro, tu atlaidžiau reaguoji. Vat 2 dalykai. Jų yra daugiau, bet 2 labai ryškus. Tu tiesiog daug ką praleidi. Aštresnį žodį, nepagarbų elgesį, nesutvarkytą kambarį, neištesėtą žodį. Lengviau praleidi, nes tu laimės biški turi čia. Ir tau nebereikia melžti iš to žmogaus tos laimės. Ir kai tik tu nepamelži, iškart kyla pyktis. Tiesiog čia turi. Ir tada iškart tokio žmogaus elgesys pradeda keistis. Ir šeimoje, ir darbe, ir su draugais. Nes jis gauna iš vidaus po truputėlį tos nežemiškos laimės. Ir jisai gali labiau toleruoti kančias, kurias atneša aplinkiniai žmonės, orai, politikai, kaimynai, draugai, bendradarbiai, kažkokius nemalonumus gali atnešti. Mes visą laiką atneša. Ir draugai, ir bendradarbiai gali kažką ne taip pasakyti, ne taip padaryti, jisai lengviau praleidžia. Ir mažiau tikisi, mažiau reikalauja ir nori daug duoti. Vis daugiau ir daugiau duoti ir mažiau tikisi gauti. Daug požymių yra. Nori duoti. Nori duoti taip, kad mažai tikiesi gauti. Tai yra nesavanaudiškai. Jeigu kažkas tau kažko neduoda, mažiau reaguoji. Jeigu kažkas tau duoda minusą, mažiau reaguoji. Lengviau atleidi ir taip toliau. Tai aš ir galvoju, visi tie akadašiautojai, kurie laikosi tų akadašių, meldžiasi, kartoja mantras, arba nebūtinai akadašių, bet šiaip praktikuoja. Vėlgi sakau, nesvarbu, krikščioniai, budistai, vaišnavai, šaivai, nesvarbu, aš vis labiau linkstu į tos įrašus daryti visiems tikintiesiam, nes praktiškai visur ta pati sistema, visur tas pats, tie patys reikalai vyksta, kaip sakyti. Tai jeigu jie pradeda tokie žmonės eiti tuo keliu, įrodo, kad jie išsėmė gerokai santykius, ribas nuo tų santykių ir jie ieško kažko daugiau. Man netgi mokytojas sakė, kad pagrinde vienuoliais tampa sadų, babažiais tampa tie, kurie ant delno matosi, kad bus prasti santykiai su aplinkiniais. Tai toks buvo pamąstymas ir tokia tiesa yra, nes jeigu žmogus užsililiuoja santykiuose, jiem nieko nereikia. Jisai, kaip sakyt, gyvena bet jis nesupranta, kai jis priklauso nuo vieno žmogaus ir kai to žmogaus neliks, arba kai to žmogus nebeduos to, ką duoda, pas jį bus kančia ir skausmas. Ir dauguma žmonių išsemia tos santykius, realistiški tampa ir žino, kad santykiai yra riboti, bet neina į dvasingumą. Kodėl? Dėl to, kad praeityje jie to nedarė. Jie neturi tų įspaudų iš praeities ir jie pasilieka vis tiek ant santykių ir jie toliau ieško santykių. Iš tų santykių dar bando vis kažką rafinuočiau gauti. Vien tik iš kito žmogaus ar iš kitų žmonių, keleto žmonių, 3, 4, 5. Ir visą laiką susiduria su tam limitais. Ir nepasiekia tos tikros laimės. Bet tie, kurie pažino santykius, neatmetė santykius, bet realiai įvertina, kad santykiai žemėje iš tikrųjų yra riboti. Ribos plečiasi tiek, kiek abudu žmonės dvasiškai tobulėja. Čia yra kita tema, bet visumoje vis tiek jie yra riboti. Ir jeigu jis užsinori ieškoti tų santykių tasos, gilesnių santykių iš anapusybės, reiškia, jis tai darė praeitam gyvenime. 100%. Nes šiaip paprastai, kai žmogus pamato realybę, tai jis tada daug gal pasisvaigina, prisigalvoja kitų malonumų, bet jis į dvasingumą neina, į praktikas neina. Tai tie, kurie
kartojam mantras ir praktikuojam, tai yra tikrai praeitam gyvenime mes jau tą darėm, pas mus yra tie patyrimai, mes ieškom, bandom kontaktuoti su to kosmosu, su aukštesniem būtybėm, bandome gauti skonį. Ir tam skoniai didėjant, poreikis žmogiškam bendravimui mažėja. Mažėja. Ir kada tu jau skaitai apie tuos pažengusius šventuosius, jie tiesiog buvo maksimaliai nepriklausomi nuo žmogaus formos. Jie maksimaliai buvo nepriklausomi nuo žmonių bendravimo. Ir ką žmonės apie juos pasakys ir pagalvos. Bet tai yra labai labai aukšti lygiai, bet jie egzistuoja. Jie egzistuoja ir ten yra iš tikrųjų laisvė. Tų lygių vaišnavai net nepriklauso nuo bendravimo su pusdieviais. Jiem nereikia net, kad aukštesnės būtybės su jais bendrautų. Jiem užtenka Rados ir Krišnos ir jų artimos aplinkos. Ten yra tikroji laisvė. Jie iš tikrųjų nepriklauso, ar su jais kažkas bendraus, ar nebendraus, ką apie juos pamastys, ką apie juos pasakys. Tie lygiai egzistuoja, bet iki jų reikia natūraliai daugti. Ir geriausiai augti, kada kartu šeimoje praktikuoja ir savo laisvę didina. Jie tampa mažiau apriboti bendravime. Jie gali labiau būti natūralūs. Jie mažiau bijo įžeisti vienas kitą, nes žino, kad šitas žmogus supras. Jiem nereikia aiškinti apie savo vidų, nes praktikuojantis žmogus pajaus vis labiau ir labiau tavo vidų. Jam nereikės pasiteisinti, klausyti kažkokių pretenzijų, nes kuo aukščiau kyla būdu, tuo mažiau pretenzijų, tuo labiau vienas kitą jaučia, vienas kitą supranta, tuo labiau duoda vienas kitam laisvės, tuo mažiau reikalauja viens iš kito, tuo mažiau kontroliuoja, tuo mažiau kategoriškumo ir taip toliau ir taip toliau. Abudu kyla ir laisvė bendravime didėja. Bet vis dėlto, kad ir kaip jie kiltų ir kokia laisvė jų didėtų, vis dėlto turi būti trečia asmenybė, kuri jungia juos, tai yra aukščiausias Dievo asmuo, asmenybė. Taip. Ir jeigu tas dalykas yra, jie tai, ko negauna vienas iš kito, dar pasiema iš dvasinio mokytojo, šventųjų, ar Rados, Krišnos, ar Šyvos, ar Budos, ar Jėzaus. O tie iš Jėzaus tai daug kas šneka, kad kas turėjo kontaktą artimesnį, kad ten eina besąlyginė meilė. Ir su tokia jėga, kad niekas žemėje negali tokio jausmo duoti. Lygiai taip pat iš Budos eina besąlyginė meilė, iš Rada Krišnos eina besąlyginė meilė. Tai ir tada šeima, ar draugai, ar dar kažkoks bebūtų santykis, tai ko viens iš kito negauna, bando kompensuoti per praktiką ir laisvinasi ir išsaugo santykius. Bet jeigu nėra to pasisėmimo iš viršaus, tai gauna, kad lieki tik tu ir aš, ir jau tu viens nuo kito visiškai priklausai ir dar keletas gal draugų, dar kažkas, ir tik tais iš jų tas semiesi džiaugsmo, bet pilnai vis tiek neužsipildai. Tai tam, kad rimčiau praktikuot ar pradėti praktikuot, reikia pažinti limitus žmogiško bendravimo ir juos įsisąmonint, ir padaryti išvadas, ir nustot melžti žmonių, nustot reikalauti žmonių, tai ką jis negali duoti, tai negali duoti. Ypatingai iš antros pusės. Nustot reikalauti ir pretenzijas sakyti. Aišku, mes turim teisę, čia kita tema, mūsų pareiga yra pasakyti, jeigu mes kažko norim ir negaunam ir turim pretenzijų, čia viskas tvarkoja, tai nereik vaidinti šventojo. Bet pirmiausia, prieš sakant pretenziją reikalavimus, reiktų pabandyti iš meditacijos gauti galbūt to, ko tu negauni iš savo vyro ar žmonos. Ir jeigu jau iš ten neišeina gauti, tai tada ateini pasakai, žinai. Ir labai daug šeimoje ir santykiuose problemų išnyktų, jeigu žmonės daugiau laiko skirtų dvasiniai praktikai. Ir jeigu žmogus nori rimtai, vis rimčiau ir rimčiau nert į praktiką, tai jis turės vis labiau ir labiau pavargti, atsisemti tų žmogiškų santykių ir tada natūraliai jisai eis gilin. Tam reikia laiko.
Jaunam žmogui labai sunku, nes jis galvoja, kad viskas žydi rožėm, spalvom visas pasaulis ir aš susirasiu paną arba vaikiną ir mes ten, žinai, draugausim ir džiaugsimės tie hormonais. Praeina 5 metai, 10, 15, 20, jis išsemeta. Ir jeigu jis gauna gerą bendravimą, jam įdeda skonį dvasiniai praktikoj, arba jeigu jis turi iš praeities, arba ir iš praeities, ir dėka bendravimo, jisai stoja į praktiką ir pradeda ieškoti, kas užpildytų gilius dalykus sielos, kurių artimieji ne iki galo užpildo žmonės. Ir jo problemos pradeda spręstis, stipriai pradeda spręstis. Tai, kaip sako man Bhakti Šaran Šanta Maharadžas, kaimynas, kur gyveno, pirmasis Lietuvos sanjasis. Vieną kartą jisai sėdėjo paskaitoj ir aš sėdėjau toj paskaitoj ir vienas mokytojas, Prabhupados mokinys, sako, reikia nerti į dvasinę praktiką, reikia nerti. Ir Šanta Maharadžas sako, ar negeriau plaukt paviršium, pavargti ir tada natūraliai pradėti skęsti ir nerti. Tai jis tą norėjo pabrėžti, kad ta praktika, jinai negali būti anksčiau laiko, jinai negali būti dirbtinai keliami standartai, dirbtinai daugiau kartojama, daugiau nyrama. Ne, tu negali dirbtinai nerti. Tu turi natūraliai pavargti ir skęsti. Ir tie ratai negali natūraliai būti dirbtinai pakelti. Tos valandos negali būti dirbtinai pakeltos dvasinės praktikos. Ir tie kadašiai negali būti dirbtinai laikomas. Tu natūraliai turi pajaust, kad tau trūksta kažko. Santykiuose. Egzistencijoje. Ir tu nori, tau ne iki galo siela užsipildo. Ir tu neturi teisės iš žmonių to prašyti. Yra kas aukščiau tau gali tai duoti. Ir tada tu pradedi gilin. Dažniausiai tai atsitinka į brandesnį amžių. Nes jaunystė yra durnystė, kvailystė ir visi tikisi, kad čia mes amžinai gyvensim, amžinai už parankių vaikščiosimės ir bučiuosimės ir ten sutarsim visą laiką gerai. Tai tie dalykai praeina, net jeigu ir santykiai labai geri, jeigu žmogus turi iš praeitų gyvenimų įspaudus praktikos, pas jį atsiras tos mintis. Arba jeigu jisai gauna bendravimą su tais, kurie turi tą suvokimą, jam įdeda tą seklytę ir pa žmogų tikrai pagalvoja, reikia pabandyti bendrauti ne tik su žmonėm, bet dar ir su kažkuo aukščiau, nes mes juk ne vieni esam šitoj visatoj. Ir netgi mokslininkai ten darė, dabar mačiau, didžiausia visatos žemėlapis yra padarytas, 900 mokslininkų dirbo ir ten ištisi plotai ir ten yra milijonai taškelių. Ir sako, tie taškeliai yra visa galaktika su 100 milijardų dangaus kūnų. Tai tie visi milijonai taškelių tam žemėlapį yra galaktikos, net ne planetos, bet galaktikos. Ir tose galaktikose yra milijardai planetų, žvaigždžių ir kitų dangaus kūnų. Tai kaip dabar galvot, kad čia mes, supranti, turim bendrauti tik su žmogum. Mes neturim bendrauti tik su žmogum. Yra daug opcijų. Tai tokia buvo ši tema, žinai. Kuo tu labiau išsemsi, kuo tu labiau įsisąmoninsi bendravimo su žmonėm limitus, tuo natūraliai pas tave ateis noras nirt žemyn. Bet tam reikia be abejo ir tinkamo bendravimo, nes dauguma žmonių įsisąmonina limitus, bet jie ieškosi dar papildomai žmonių, dar visokių pramogų. Šalia žmonos dar kitų moterų, šalia vyro dar kitų vyrų, šalia namo dar 2 namų, šalia savo automobilio, gal jachtos reikia to, bando tenai. Tai rodo, kad tie žmonės ieško, bet neturi dar skonio, patirčių iš praeitų gyvenimų ir dar niekas ir jiem neįdėjo. Dėl to pamokslauti irgi yra labai svarbu ir jeigu tu turi tą skonį, tu tikrai gali įdėti žmogui ir tas žmogus prabus
vieną dieną ir sakys tikrai, reikia kažko giliau ieškoti. Va, tai aš manau, ne tai, kad manau, bet Bhagavad Gita sako, kad tie, kas užsiema dvasinę praktiką, tai yra labai retos sielos ir tai yra sielos, kurios tai darė praeituose gyvenimuose. Tai tiek norėjau pasidalinti, jeigu mano šitos paskaitos atneša kažkokias tai naudą, ar jums patinka, ir jūs matot prasme palaikyti švietimą, kviečiu paremti šitą šviečiamąją veiklą. Rekvizitus palieku apačioje. Va. Tai tiek būtų šiam kartui. Namaste, iki kitų kartų.